Kodėl klausiu rytą, ką valgot pusryčiam? Nes galvoju, jeigu norit pasidaryti ir prisidėti šią savaitę visą, arba toliau tęsiu sultim, arba pasidaryti smučius, arba kaip tos vadinamas joy ball, kurie yra su visokiais vaisiais, ir juos susiblendiniu ir pasidaryti. Taip pat su kokiom semenų sėklom ar dar kažką, kad prasivalyti irgi organizmą. Tai labai daug nespaudžiu, bet aš galvoju, į kitą mėnesį, į kitą, kaip pasakyta, mūsų challenge next, kur bus sekantis lapkričio 3, tai aš galvoju pridėti ir daugiau valymo ir daugiau tokių detoksikacijos, arba irgi, kaip pasakyti, didesnę programą, kas, pavyzdžiui, yra su joga. Aš buvau pagalvojus, ar daryti dabar, ar nedaryti. Bet pirmam moduliui vis galvojau, kad nelabai darytų stiprių visokių valymo procedūrų ten. Bet jeigu būtų noro, aš galėčiau jas pravesti, nes ten yra stipri žarnyno valymo, visokių nosies valymo. Jeigu pasiskaitytumėt jogos knygą, yra parašyta visos kaip išsivalyti nosį, ten, žodžiu, ir ausis, ir visą žarnyną, ir, žodžiu, taip ir toliau. Tai yra daug visokių tų praktikų, bet aš kaip pagalvoju, net tiem, kurie pradeda tik pati pradžia, tai per daug neapsikrauti, ne? Tai galvoju, kad kokias sultis pagert karštą vandenį, aš nežinau, ar darėt tos pratimus, kur rodžiau pilvui, ryte darėt kas nors pačios savo. Aš nedarėt. Jis tai labai gerai yra iš ryto ir, pavyzdžiui, tarkim, jei, aš vieną dieną, kur dariau žydrūnę, buvo tik tai prisijungus, tai kur rodžiu tą pratimą ant kelienų, iškvepiam orą visą, ne, va, su šito. Tai va šitą pratimą, jeigu kiekvieną dieną darant, jūs automatiškai prasivalysit žarnyną ir nebus didelę pilvą. Pasakyti, visą laiką turėsit liekną pilvą. Nes, neužsitaršia žarnynas įsivalo. Jis tai visas ten susiaktyvina, pavyzdžiui, kaip yra, kai valgot milto produktus, ne, būna kaip nuo milto ar mėsos apsineša žarnyno senelės. Tai va, nuo šito pratimo praktiškai jisai valosi, neleidžia apsinešti. Ir dar yra daugiau tų pratimų, kaip, pavyzdžiui, prasivalyti organizmą išgerus vandens ryte, irgi yra tam tikri pratimų serija, kur pasidaryti arba valymą. Tai jeigu norėtumėt prisijungti su smučiais arba su tais dubenėlis, galit patarašyti. Aš rytoj nesu jau pasiruošus pasidaryti. Dabar galvoju, ar esu. Ar turiu kokių vaisių, kad pasidaryti, nes dažniausiai dedu, pavyzdžiui, bananą, avokadą, kokie špinatai ir ten braškės, whatever, viskas sumaišai ir labai gerai jisai gaunas tokį, iš ryto. Ir dar pasidekoruoji ten toksai, labai skanu, labai geri pusryčiai gauna. Bet kaip, pavyzdžiui, Rasai irgi rašė, jinai daro su čys sėklom, toks irgi gerai. Tai aišku, jeigu turit savo įprotį, galit laikytis, bet būtų gerai, nes moterim, kaip yra sakomas, vaisiai yra kolagenas, tai valgyt vaisius iš ryto reikėtų prieš bet kokį maistą ir tai yra pats geriausias dalykas. Tai va. Tai jeigu norėsit pasirašyti, ar kokių klausimų dėl smučių ar dar kažko, tai rašykit. Jeigu norėtumėt kokį receptą ar kaip pasidaryti, aš tai ir šiandien nesidarysiu, bet gal rytoj pasidarysiu irgi. Nes praktiškai dabar pagalvojau, kad turiu šaldytų braškių ir kriaušių. Tai nelabai koks smutis mano gautas. Toks tai nelabai kokio gero skonio. Tai va. Einam į treniruotę. Kur šiandien visi daug kas rašė, kad galėtų daugiau 4 valandą, bet vis tiek yra tik 4. Visiems tiktų, bet nėra. Nors daug kas sakė, kad geriau iš ryto daryti, nes dėl to, kad energijos daugiau yra.
Aš ir irgi tada sakiau, ar galėtum iš ryto, sako, jo galiu iš ryto ir neprisijungia ne vieną rytą. Jo. Nes šį savaitgalį buvau darbinga, tai neplanuotai, bet tai vat negalėjau. Bet ateinantį gal galėsiu. Negaliu pasižadėti, nes turėsim svečių, tai jeigu kažkur išvyksim, tai Jo, o dėl tų... Ai, ar bus treniruotas, tai aš dabar galvoju, ar daryti, kam kyla klausimai dėl treniruočių, vat, ar toliau tęsis, ar bus. Tai bus 21 dieną toliau. Ir aš, kaip minėjau, pavyzdžiui, jeigu norėtume toliau tęsti, nes tikrai būtų labai naudinga. Nes 21 dieną yra susiformuoja mūsų įprotis. O per 40 dienų atsiranda jau kaip backgroundas, ne, nu ta prasme, jau stabiliai. Tai susiformuoja įprotis ir gyvenimo būdas, jau tampa tai gyvenimo būdu. Po to mums jau, kai nėra tų treniruočių, tada sėdim ir laukiam, nu jau reikėtų kažką pasitreniruoti, jau patys ieškot, ne? Tai va, tai aš pagalvosiu, ar darysiu dar kažkokias treniruotes, ar tik paliksiu 21 dieną. Tai va. Ir jeigu norėsiu toliau tęsti, tai galėsit prisijungti 21 dieną. gerai. Ok. Tai ką, atsisėdam, susitelkiam į savo kūną, užsimerkiam ir prasikvėpuojam. Kur jaučiasi, kur norisi iškvėpuoti širdį ar į savo ašį. Aš to ateisiu. Iškvepiam orą ir susilenkiam į kamuoliuką, žiūrime bambą. Įkvepiam, išsitęsiam, keliam smakrą į viršų, pečiai atgal. Iškvepiam, susirečiam į kamuoliuką. Įkvepiam
Krūtinė į priekį, smakras į viršų. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam, dedam kairę ranką ant kilimėlio, dešinę ranką virš ausies. Išsitepiam. Įkvepiam, pasikeliam. Iškvepiam, nusileidžiam ant dešinės rankos. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam, pasisukam į kairį šoną, žiūrim per kairį petį. Kvėpuojam iš lėto. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų. Iškvepiam, pasisukam į kairę pusę. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų. Iškvepiam, nuleidžiam. Truputį norėčiau pakoreguoti. Andželika, atsisėsk va šitą, nes tavo kelienas, ane, yra labai aukštai. Tai atsisėsk geriau va šitaip ant kelienų. Bus ir nugara tiesesnė, ir laikysena visą tiesą. Aha. Nes po to ir kelienai pradės skaudėti ir bus negerai. Okay. Dabar pakeliam delnus į viršų. Iškvepiam, pasisukam į kairę šoną, nuleidžiam. Įkvepiam. Pakeliam delnus į viršų. Iškvepiam. Nuleidžiam. Įkvepiam. Pakeliam delnus į viršų. Iškvepiam. Įkvepiam. Pakeliam delnus į viršų. Iškvepiam. Nuleidžiam. Įkvepiam. Pakeliam delnus į viršų. Dedam į priekį. Atkryžiuojam kelienus. O kam nereikia, tiesiog paliekam šitai. Ir perkeliam balansą ant dešinės kojos, kairę ištiesam. Ištiesam dešinę ranką, atrandam balansą ir kairę dešinę alkūnę su kairiu kelienu suglaudžiam. Ir ištiesiam. Iškvepiam, suglaudžiam. Ir ištiesiam. Ir suglaudžiam. Ir ištiesiam. Ir dar kartelį. Įkvepiam, ištiesiam, iškvepiam, suglaudžiam. Super puikiai. Atpalaiduojam, pridedam kojas abi. Dabar perkeliam svorį ant kairės pusės, ištiesiam dešinę koją, ištiesiam dešinę ranką ir suglaudžiam alkūnę su kelienu. Įkvepiam, ištiesiam, iškvepiam. Suglaudžiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Ir pristatom ranką ir delnus ant kilimėlio. Atsisėdam ant kulnų ir išsitempam.
Grįžtam ant 4. Kelienai pečių plotim. Įkvepiam, žiūrim į viršų, spaudžiam delnus ir išrečiam nugarą. Kvėpuojam per nosį. Ir iškvepiam orą, įtraukiam pilvą ir išrečiam nugarą, žiūrim į bambą. Įkvepiam, žiūrim į viršų, išrečiam nugarą. Iškvepiam. Žiūrim į bambą. Įkvepiam. Giliai per nosį. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Pristatom kojų pirštus, pakeliam užpakalį į lūpas ir išsitiesiam. Jeigu reikia, pavaikštom ant kūnų. Spaudžiam delnus. Dedam didelį žingsnį šalia pėdų ir kelienai į varlytę, į šoną. Apglėbiam, ane? Suglaudžiam delnus. Pečiai nuleisti. Ir vada, kaip pakoreguosiu, ne, truputėlį. Įdedam delnus tarp kelienų, suglaudžiam, delnai tarp kelienų, ne? Ir tada alkūnės spaudžiam, kad išplėst. Aha, va, matau, jau eina. Ir vat iš šitokios pozicijos, ne, turim išeiti šitokią. Tai vat, kur einam po biškutį, ne, ir matos, kaip jinai spaudžiasi ir truputį po truputį vis daugiau išlendam. Kaip tos raigės, ne, iškiauto. Giliai kvėpuojam per nosį. Jeigu va, matau, kaip dar aštriai nepasideda keli kulnai, ne, tai vat gali paimti vieną, paspaus daugiau ir padėti. Ir taip perkeis svorę, ne, arba kaip viena pasideda, o kita pakelta tegu būna. Ir keitaliuot, kol jos taip norės jau pasidėti. Pabandyt paspirokliuot. Žinau, kad taip atrodo net dar labiau tempia. Bet labai super. Jeigu reikia, padarom pertrauką truputėlį, pailsim. O toliau tęsim. Dedam dešinę ranką ant kilimėlio ir iškeliam kairę ranką. Žiūrim į kairę ranką. Apkeičiam. Padedam delnus ant kilimėlio. Truputį į priekį, jeigu reikia. Ir labai gerai, pavyzdžiui, jeigu yra, pavyzdžiui, kaip žydrūniai, tai iš viso super, nes jai dar ir prie odos prilimpa. Ta prasme, kad jau tikrai neslyps niekur, kitiem atrodo slys. Bet esmė ne tame. Pavyzdžiui, priekį atsiminkit, kad rankos nėra tiesiai. Jos išsiskieda čia, va, ir pasideda ant šitų vietų, tik ne ant alkūnių. Jos dedas tik ant šitos vietos, ane? Tada uždedam. Kai mes norim padėti rankas,
pasistiebiam, uždedam kelienus ant rankų ir tada svorį perkeliam į priekį. Ir pakeliam vieną pėdą, nuleidžiam. Pasikeliam vieną pėdą, nuleidžiam. Ne abi iš karto, bet tik po vieną. Aha. Ir kai jau atsiras balansas, toks jausis, kad jau, galiu biškį ir tas dvi pakelti, tada tik tai kelti, neskubėti. Nenoriu, kad ateitumėt rytoj su nubrozintom nosim. Nors greičiausiai nukrisit ant kaktos, jeigu krisit, arba kojos nuslys. Tai va. Po vieną koją. Tik tai vieną koją pabandom pakelti. Vat kai keliam, mane netgi žiūrint, vat perkeliam svorį ir šitai pakeliam, nuleidžiam. O kita vis tiek ant pirštų galų stovim, mane pakeliam, nuleidžiam. Nu, kaip varlės. Vieną pakeliam ir nuleidžiam. Nu, puikiai. Galvoju, ką aš čia darau, man kažkur nervą užspaudė, tai aš biškai prasitampysiu. Gerai yra šuns pozicijoje prasitempt. Jeigu išeina, Oi, pabandyk, nes tada ištemps Gerai. visas, ne? Nes kaip tik norėjau eiti sakyti, kad ten išsitempiam. Šitokia geriausiai, jinai atpalaiduos visas vietas pabiški. Ir mažai žingsneliais einam į priekį, pakeliam delnus į viršų, suglaudžiam ir atsipalaiduojam. Jeigu kažkam dar tempia labai kažkur, pasitampykit. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, žiūrim į delnus, iškvepiam, nusileidžiam ant kelienų, pusę pasikelimo žiūrim į viršų, dedam didelį žingsnį atgal, atsispaudimas, žiūrim į viršų ir nusileidžiame ant grindų. Ištiesiam kojas, pasikeliam truputėlį į viršų ir pakeliam delnus. Ir sustingstam, pabūnam, giliai kvėpuojam per nosį. Ir nusileidžiam, atsipalaiduojam. Įkvepiam, pasikeliam dar kartelį. Galim ištiesti rankas priekį. Ir atsipalaiduojam. Padedam delnus po galvą. Ir dar kartelį ištiesiam. Kol esame ištiesę, vedam rankas ties šonais, sulenkiam kelienus ir sugrebiam už kojų. Pakeliam šiek tiek į viršų. Ir atsipalaiduojam. Dar kartą sulenkiam kelienus,
sugriebiam už pėdų ir pakeliam į viršų. Jau dabar kiek galim daugiau. Kvėpuojam per nosį. Gilūs iškvėpimai. Ir atsipalaiduojam. Dedam delnus šalia krūtinės, prie šonų, pristatom kojų pirštus, pakeliam krūtinę į viršų, keliam klubus į viršų ir atsistojam į šuns poziciją. Spaudžiam pėdas ir delnus. Dedam didelį žingsnį, vienu arba dviem žingsniais tarp pėdų, pristatom pėdas pusę pasikėlimo, žiūrime viršų, iškvepiam, pilnai nusileidžiam ant kelienų, įkvepiam, pakylam į viršų, pakeliam delną, žiūrime delnus, iškvepiam. Pėdas pečių ploti, įkvepiam, žiūrime viršų. Iškvepiam, pilnai nusilenkiam. Jeigu reikia, sulenkiam kojas per kelienus, sugriebiam už dviejų kojos pirštų. Ir ištiesiam kelienus, dedam krūtinę ant kelienų. Alkūnės į šonus. O kam kelienai buvo sulenkti, kelienus vis tiesiam ir tiesiam, keldami užpakalį į viršų. Įkvepiam, pusę pasikėlimo, kam kelienai buvo sulenkti, paliekam sulenktus ir sugriebę už kojos nykščių, o kam ištiesti, tada dedam delnus po pėdomis. Ir tą patį darom. Krūtinę ant kelienų. Įkvepiam, pasikeliam, žiūrime viršų, abu ištraukiam delnus ir rankos ant klubų. Įkvepiam, pasikeliam, suglaudžiam delnus ir į meldimosi poziciją suglaudžiam delnus. Įkvepiam, dedam didelį žingsnį atgal, pasisukam ant kulnų 90 laipsnių kampu. Sulenkiam kairį kelieną, dedam kairę alkūnę ant kelieno ir nuleidžiam klubus, pasižiūrim, kad koja būtų 90 laipsnių kampu ir dešinė ranka ant dešinės ausies. Įkvepiam, pasikeliam, delnai į šonus, pasisukam ant kulnų, sulenkiam kelieną ir alkūnę dedam ant kelienų. Įkvepiam, pasikeliam, suglaudžiam delnus prie krūtinės ir grįžtam į kilimėlio pradžią. Dedam didelį žingsnį atgal. Pėdos paraleliai kilimėliui. Įkvepiam, rankos ant klubų. Įkvepiam, žiūrim į viršų. Iškvepiam, pilnai nusileidžiam, dedam delnus tarp pėdų. Jo.
Aha, gerai. Ir galva tarp delnų. Tiesiog pasidėjau čia, gerai pasidėjo čia, jaučiat, kad tempia, kvėpuojam ir bandom iš klubų nusileisti kuo žemiau. Giliai kvėpuojam per nosį. Įkvepiam, pasikeliam, žiūrim į viršų, dedam rankas ant klubų ir pilnai pasikeliam. Ištiesiam delnus į šonus, suglaudžiam ir grįžtam į kilimėlio pradžią. Rankos ant klubų ir sugriebiam kairės kojos nykštį dviem pirštais. Ištiesiam ir giliai kvėpuojam per nosį. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam iš šono. 1, 2, 3, 4, 5. Į priekį nusilenkiam ant kairės kojos, abi rankos ant klubų. 1, 2, 3, 4, 5. Atpalaiduojam kojas. Sugriebiam už dešinės kojas, pirštą ir ištiesiam. 1, 2, 3, 4, 5. Iš šono. 1, 2, 3, 4, 5. Į priekį nusilenkiam ant dešinės kojos ir abi rankos ant klubų. 1, 2, 3, 4, 5. Atpalaiduojam kojas. Man dabar iškilo klausimas, ar aš darau rekordinį. Atrodo, taip nepaspaudžiu, bet darau. Gerai. Atpalaiduojam pėdas. Grįžtam į kilimėlio pradžią, jeigu buvot kažkur išėjusios. Įkvepiam, pakeliam delnus ir spaudžiam kelienus vieną prie kito ir sulenkiam per kelienus. Kelieną spaudžiame jau vieną į kitą, dar pasitikrinam, kad nebūtų nugara išvesta, tai dubenį į vidų. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam, žiūrim į delnus, nuleidžiam delnus per šonus, padedam ant kilimėlio, pilnai nusileidžiam ant kelienų. Įkvepiam pusę pasikėlimo, žiūrim į viršų. Iškvepiam, dedam didelį žingsnį atgal. Atsispaudimas. Grįžtam, sukryžiuojam kojas ir atsisėdam. Ištraukiam užpakalį. Įkvepiam, pakeliam delnus, žiūrim į delnus. Iškvepiam, nusileidžiam ant kelienų. Ir
Sugrėbiam kojų nykščius. Bet kam dar sulenkti kelienai, tai tada darykit ant parketo, nes kai sulenkti, tada jie galės slysti. Ant kilimėlio neslysta. Tai galės išsitempti. Įkvepiam, pasikeliam. Ir dabar, kad neslystų, grįžtam ant kilimėlio. Dedam delnus už nugaros, delnai žiūri į vidinę pusę. Pristatom kojas. Tai čia dabar renkatės ar lengvesnę, ar sunkesnę poziciją. Jeigu lengvesnė, tai su lenktom kojom, jei sudėtingesnė, ištiestom. Okay? Ir pasikeliam. Žiūrim atgal. 1, 2, 3, 4, 5. Nusileidžiam. Atsipalaiduojam. Norėjau suktis į priekį, nesusuko aš dar. Sulenkiam dešinį kelieną ir nuleidžiam. Dešinį kulną dedam ant kairio kelieno. Sulenkiam kairę kelieną ir pritraukiam kuo arčiau prie krūtinės. Delnai gali būti truputėlį toliau. Ir gaunas ketvertas, tik tai atsisėdus. Čia. Jeigu, pavyzdžiui, jaučiat, kad tampa, ne? Palinguokit, jeigu jaučiat. Aha, gerai. Man atrodo, Žydrūnė jau nebejauti, kad tau ten kažką tempia. Tai vat aš noriu pasakyti, kad pakeis poziciją, tai tada jau yra su kaip advance, ne? Tai tada dedam koją jau ant klubo. Jūs tempiat. Aušra, grįžk į savo poziciją. Tai kai jau patobulinta, kai toliau tęsiam, tai jau koja ant klubo ir lenkiamės ant kojos jau ištiestos, ne? Tu pagausi tą koją šiandien? Nu va, tai va čia taip. Tai šita pozicija eina, yra pirmoji pozicija šitokia, ane? Parodau. Antroji, nes jei kaip Žydrūnė jau jinai per ilgai jau sėdėjo šitoj paprastoj vietoj, tai reikia patobulinti. Tai antroji būtų čia, pagaunam, ane? O jau trečioji apkabinam per nugarą su rankos pirštu ir tada nusileidam ant kojos, ane? Tai va. Jūs sėdim, nesakiau, kad dar įsilaisvinti iš kojos. Tai va. Ir kai jinai įsitemps, kai šitos kojos jau jaučiam, kad nebėra tempimo, nu niekas nebevyksta. Pavyzdžiui, tada jau reikia patobulinti poziciją, ne? Kol mums čia tempia, tai mes tikrai dar neatsisėsim iš šitą, kad prigauta, ne? Dabar irgi, kai nukeliam koją, ištiesam jau kairę koją, vat, grįžtam atgal. Kodėl sakiau, kai palaukit, kad dar neskubėt, ne? Nes kas yra? Šitą koją, kai iš šitos pozicijos išeinam ir ištiesam, mes turim ją pakelt, nuleist ir pakelt. Ir tik tada išties. Nes jeigu pradėsim daryti šitaip, mes turėsim kelieno skausmą. Nes kelienas tik tai daro kaip robotas tokį žingsnį. Jisai nedaro sukimosi pozicijos. Ir jeigu pradedam sukinėti nuo čia šitaip, tada bus finale skaudės kelienai. Tai čia kaip robotukai. Ištiesiam, nukeliam, pakeliam ir ištiesiam. 3 žingsniais. Okay? Tai dabar darom su kairė koja. Ta pati. Sulenkiam, nuleidžiam,
pakeliam, uždedam ir sulenkiam. Atsimenam, kad kvėpuojam. Ir žydrūnė gali eiti į sudėtingesnę, kad arčiau pritrauk, jau dedi nebe ant kelieno, o ant klubo ir nuleidi. Bet leidžiama irgi reikia nuleisti iš klubo, nes spaudimas per kelieną. Nes jeigu spausi iš kelieno, tada kelienas vėl skaudės. Tai iš klubo, jeigu ir pasilenkęs, lenkiesi kartu, lengvai kylia. Nepradedam spausti kelieno, nes tada skaudės. Tai kartu su kelienu lenkiesi, tada išsilenksi iš klubo. Ir už kojos. Ir ištiesiam dešinę koją. Nukeliam nuo kairės, nuo dešinės kojos. Pakeliam kairį kelieną ir tada ištiesiam. Super. Sulenkiam kairę koją. Dabar jau visi kartu darom. Ir tiesiog jinai nukrenta į šoną, ane? Sukeliam. Lenkiam. Ir nukrenta į šoną. Pakeliam delnus į viršų ir nusilenkiam ant dešinės kojos. Kur jau prigaunam koją, ten sugrebiam. O čia, pavyzdžiui, gerai yra naudoti, kaip aušra turi diržą, tu turi, ne? Tai gali naudoti, jeigu turi šalia pasiėmus. Įkvepiam, pasikeliam. Pakeliam kairį kelieną į viršų. Ištiesiam. Sulenkiam dešinį kelieną ir nuleidžiam per šoną. Įkvepiam, pakeliam rankas į viršų ir nusilenkiam ant kairės kojos. Sugrebiam jau ten, kur prigrebiam ir kvėpuojam. Jeigu kažkur yra labai intensyviai tempia, tai kvėpuojam į tempiamą vietą. Ir įsivaizduojam, kaip jinai atsipalaiduoja. Įkvepiam, pasikeliam. Ištiesiam kelieną. Sulenkiam, ištiesiam 2 žingsniais čia šiuo atveju. Ir išskiečiam kojas į šoną. Ištraukiam užpakalį. Pasitikrinam, kad tikrai sėdim ant kaulų. Ir čia paprašom, jeigu turim ką nors šalia, iš viso būtų gerai, kad mumis dar paspaustų kas nors, arba patemptų, aš per jogą duodu, kad viens kitą ištemptų už delnų, ne, kad išsistiestumėm. Arba tiesiog leidžiamės, kiek gali, bet atsiminkit, dar pasilenkiam, ne? Pasilenkit truputėlį į priekį ir ką padarom? Dar kartą ištraukiat užpakalį. Ir dar kartą. Jau tai ta tempia ir tada bandom kuo žemiau. Ant alkūnių galim pasidėti, jeigu išeina, ane?
Jeigu turit pagalbą kokią, pasidėkit po savim. Ir kad išsitemptų ir giliai kvėpuojam į tempiamą vietą. Tiesiog kiekvienu įkvėpimu, iškvėpimu leidžiu savo atsipalaiduoti. Ir apsijungiam su savo mintimis. Jeigu yra toks įsitikinimas, tai čia yra mano limitas, aš daugiau nebegaliu, viskas. Sulaužom įsitikinimą. Ir tada įkvepiam, iškvepiam ir truputėlį dar per milimetrą nusileidžiam. Nereikia daug. Įkvepiam, iškvepiam ir dar labiau. Įkvepiam, iškvepiam ir dar labiau. Aišku, jeigu atsiranda kažkoks tai pykinimas, nes kartais, pavyzdžiui, gali jaustis, kad net atrodo pradeda pykinti, kad tempia. Tai tada sustokit, biškutį grįžkit atgal, atsipalaiduokit ir tada vėl grįžkit į pradinę. Nes dar norėjau klausti, kad pradėjo pykinti. Nu, matai, jaučiu. Tai va, jeigu pykina, tiesiog tada grįžkit, atsipalaiduokit ir pasižiūrėkit, nes kartais ant tiek tempia, mes leidžiam savo išsitempti, bet net sukyla ten viduje iš to tempimo, ne? Tai tada pasižiūrim, biškai įkvepiam, pailsim ir vėl pasižiūrim, kaip tas kūnas reaguoja. Jau nelaukiam, kol apsvemsim. Nebus, nebus fain. Nes iš tikrųjų gali toksai ir karštis pradėti ir pilt, bet pasakom, jo, gerai, aš sau leidžiu ir tada vėl. Nu, pasižiūrim, kiek aš galiu. Per daug nepersit. Puikiai. Ir grįžtam lengvai iš po lėto. Suglaudžiam kelienus, pakeliam kelienus. Ir suglaudžiam iš po lėto. Ir grįžtam ant savo kilimėlio. Ir atsigulam. Tai čia prie to pačio pratimo uždarysim. Lėtai ištiesiam kairę koją. Ir neskubėdama sulenktąją dešinę koją dedam į kairę pusę. Ant kilimėlio. Čia naudokit būtinai pagalbą. Pavyzdžiui, Aušra galėtum pasiimti pagalbą. Kam dar matau? Nepasideda. Nes jeigu labai yra aukštai, tada labai sunku išlaikyti tą koją ore yra. Ir žiūrim į kairę. Ir iš lėto pakeliam dešinę koją, sukamės link centro. Vėžiais centrą ištiesiam dešinę koją, sulenkiam kairę. Ir dedam kairę koją ant kilimėlio, dešinę ranką ant kairio kelieno. Ir žiūrim į ištiestąją kairę ranką. Įkvepiam
Grįžtam į centrą. Ištiesiam kairę koją. Atsipalaiduojam. Ir pirmą apšilimui sulenkiam kelėnus arčiau užpakalio. Kuo arčiau pritraukiam. Pakeliam klubus į viršų ir sukabinam pirštus. Giliai kvėpuojam, net su garsu. Įkvepiam, iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5. Atkabinam rankų pirštus ir pamasažuojam nugarą. Dabar antrą darom jau tiltelį ant galvos. Pasikeliam tik ant galvos. Gerai? Noriu pažiūrėti, kaip sekas. Ir rankas, kai dedam už galvos, tai irgi pabandykit pečių plotą. Ir pėdos. Pėdos ir delnai yra pečių plote. Ir kai baigiam, apkabinam kelienus, pasiridenam ant kelienų. O kulnus pritraukiam kuo arčiau. Kuo arčiau užpakalio, kuo arčiau. Nes jeigu yra per didelis atstumas, irgi bus sunku atsikelti. Ir tada delnai už pečių, prie pečių ploti. O dabar Andželika nuleis kulnus. Taip labai įdomiai pasikėlė. Aha, va dabar daug geriau. Ir pasilsim. Vienas įkvėpimas ir tada, skirtingai baigiat, kai skirtingai pabaigiat, ištiesat, pasilsėjimas yra ant ištiestų kelienų. Ok? Tai grįžtam, atsisėdam. Kas pirmiau baigiat savo, 3, nes kartais skirtingai baigiam, ane? Tai jeigu anksčiau pabaigiam, tai atsigulom ir laukiam kitų, kol pabaigsim visi, ne? O paskutinis, tas, kuris turi įkvėpti 10 įkvėpimų. Tai jeigu pirmą pabaigia, pavyzdžiui, Žydrūnė pabaigia pirmą, ne? Tai jinai sėdi ir laukia, kol kiti pabaigs šitoj pozicijai. O paskutinis, kai pamatysiu, atsikėlė 10 įkvėpimų, tai tada eisim prie kito pratimo. Tai dabar jau turėtų būti kokie 3 įkvėpimai ir tęsiam dabar toliau kartu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Įkvepiam, atsigulam ant nugaros. Ištiesiam kojas ir 90 laipsnių kampu. Ir jau kaip ir įpratę darom. Visus 18 čia arba jau kylam į žvakę. Galim pabandyti jau pajausti. Aš ne visus matau, kiek kas galit padaryti, bet jau bandykit visi stotis į žvakę. Nežinau, Aušra, ar bandai, pavyzdžiui, jau. Jeigu dar nebandai, tai gali pabandyti. Pasižiūrėti, ar išeis kilt. Jeigu pasikelsi, kiek pasikelsi. Ir tada kojas ištiesti, ne? Jeigu labai spaudžia kažkur per kaklą ar kažkur kitur, tai tada nebedarom pratimą ir grįžtam. Jeigu pavargs ar dar kažkas, tada grįžtam į pradinę padėtį. Ir jeigu kyla, kaip aš praeitą kartą minėjau, leidžiasi kojas, tada nusileidžiam už galvos. Jeigu ne, tada atsigulam tiesiai, tada jau gulimės į drugelį, ane, kaip būtų čia. Kojos sulenktos, kuo arčiau užpakalio ir į šonus. Jeigu pabaigiam anksčiau žvakę daryti, tai va tada atsigulam į šitą poziciją ir pabūnam. Ir čia šituo užbaigsim treniruotę. Padarot kokį 50 įkvėpimų, galit skaičiuoti arba pasižiūrėti kokią minutę arba 2 pagulėti šitam. Jau kiek jaučiasi, galit netgi pagulėti ir ilgiau 5 minutės. Ir tada, kaip visada, 5 arba 10 minučių savasanai. Ir iki rytojus tuo pačiu laiku.